Kraujo tyrimai, kurie padės įvertinti uždegiminius procesus organizme. Mano vardas Rita ir aš esu menopauzės wellness praktikė ir šiame video noriu pasidalinti apie 2 kraujo tyrimus, kurie gali parodyti uždegiminius procesus organizme ir kaip jie galėtų padėti taikant skirtingas menopauzės strategijas. Noriu priminti, kad mažėjant estrogenui ir progesteronui mes turime didesnę riziką uždegiminiams procesams. Ir simptomai tokie kaip sąnarių, raumenų skausmai, miego sutrikimai, virškinimo sutrikimai, nerimas, psichikos sutrikimai, nuotaikų sutrikimai, autoimuninės problemos yra susiję su lėtiniu uždegimu. Tad pirmas tyrimas, kuris yra rekomenduojamas, tai didelio jautrumo C reaktyvus baltymas. O antras – eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas. Abiejų tyrimų rezultatai jums bus labai naudingi, jei planuojate keisti mitybą, įtraukti maisto papildus ar net pradėti pakaitinę hormonų terapiją. Po 4 mėnesių pakartokite tyrimą ir jūs matysite, ar tai, ką jūs pakeitėte, jums yra efektyvu ar ne. Beje, vidutiniškai didelio jautrumo C reaktyvaus baltymo tyrimas kainuoja apie 10-20 eurų, o eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas nuo 5 iki 15 eurų. O jeigu menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.